Pasirinkote taikymą pagal spindulį ir pastebėjote, kad jūsų skelbimai nerodomi? Kodėlgi taip įvyko ir ką reikėtų daryti, kad jūsų skelbimai būtų rodomi būtent tame regione? Iš tikrųjų, Lietuvoje šiuo metu nėra galimybės taikyti pagal miestą. Taip yra todėl, kad kai vyko interneto plėtra Lietuvoje, buvo sumaišyti IP adresai įvairiuose miestuose. Tarkim, IP adresas, kuris teoriškai turėtų būti priskirtas Vilniui, gali būti Klaipėdoje. Ir tas, kuris turėtų būti Kaune, gali būti Panevėžyje. Tai iš tikrųjų, kai vyko interneto plėtra, visą tai buvo sumaišyta. Ir dėl to, kadangi vis tiek taikymas kompiuteriuose vyksta pagal IP adresus, tai šiuo metu ši funkcija yra tiesiog neveikianti Lietuvoje. Alternatyva mobiliuose įrenginiuose iš tikrųjų tai veikia ganėtinai tinkamai, nes yra naudojami kiti nustatymai, būtent yra naudojami geolokaciniai nustatymai, kad atpažinti, kurioje lokacijoje šiuo metu yra vartotojas. Tad jeigu planuotumėt mobilią kompaniją, viskas būtų tvarkoj. Tačiau jeigu vis tiek norite pasiekti didžiąją dalį lankytojų, kurie naudoja kompiuterius, tai geriausia būtų nesirinkti taikymą pagal spindulį. Natūraliai kyla klausimas, tai kaipgi pasiekti tą vartotoją, būtent kuris paslaugų ar prekių ieškotų tik tai jūsų mieste. Labai svarbu apie tai aiškiai komunikuoti savo skelbimo tekstuose. Pačiame skelbimo tekste antraštėje tiesiog užsiminti, kokiame mieste teikite savo paslaugą. Taip pat būtų tikslinga raktinių žodžių sąraše pridėti ir miestą kartu su raktiniu žodžiu. Tarkime, jeigu teikite valymo paslaugas, tai jūsų raktinis žodis būtų valymo paslaugos Klaipėda, valymo paslaugos Klaipėdoje. Kaip pavyzdys, tiesiog įsivaizdavimui. Dar, jeigu, tarkim, įsivaizduokime, tęskime su tuo pačiu pavyzdžiu, kad teikite valymo paslaugos Klaipėdoje, tuomet galbūt norėsite pridėti valymo paslaugos Vilnius, valymo paslaugos Kaune ir panašiai skirtingais linksniais savo neigiamų raktinių žodžių sąraše. Tas iš tikrųjų padės jums sutaupyti ir atsisakyti tokių netikslingų paspaudimų, kurie yra visiškai neefektyvūs jūsų verslui. Tad tiek patarimų šiam kartui. Geriau rinkitės taikymą visai Lietuvai, nesirinkite konkretaus spindulio ir sėkmės reklamuojantis.